prisijungti prie perskas.com platformos ir šiame video aš jums parodysiu, kaip veikia perskas.com platforma, kad greičiau pasiektumėte savo išsikeltus tikslus. Taigi jau prisiregistravote prie savo paskyros, užpildėte testą, padarėte apmokėjimą ir dabar gavote savo individualų planą. Tai jūs matote, kad čia iš karto, kai prisijungėte, išmeta dienos planas, čia yra surašyta, kiek kalorijų ir maistinių medžiagų turite suvalgyti per dieną. Tai esame paskaičiavę, kad per dieną dažniausiai gautumėte optimalų baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekį. Keičiant patiekalus gali šiek tiek skirtis baltymų, dienos, angliavandenių ir riebalų norma, bet tai yra normalu ir ilgalaikė perspektyvoje vis tiek surinksite pakankamai maistinių medžiagų ir kalorijų tam, kad pasiektumėte savo tikslą. Ir tada čia toliau matote, iš ko yra sudarytas jūsų mitybos planas. Tai planas yra sudaromas iš tokių produktų, kuriuos pažymėjote, kad valgote. Tai jeigu pažymėjote, kad plane nevalgote laktozės, tai ir neturėtų būti pieno produktų jūsų mitybos plane. Tačiau jeigu nemėgstate kažkokio kito patiekalo, tada visą laiką galite pasinaudoti keitimo funkciją ir pakeisti receptą į kitą receptą, kurį norite valgyti, nes kol kas receptų įvairovė yra labai didelė, jų daugiau negu 1200. Tada jeigu nesuvalgėte pusryčio ar kažkokio kito patiekalo, jūs galite spausti nesuvalgiau arba suvalgiau. Tai jeigu paspaudžiu nesuvalgiau, tai galiu pasirinkti alternatyvą, kad pavyzdžiui, jeigu pasirinku, kad valgiau kitą sveiką alternatyvą, irgi šiek tiek užsipildys jūsų mitybos planas ir tada toliau galėsite lengvai laikytis savo plano ir pasiekti išsikeltus tikslus. O jeigu paspausite suvalgiau, tai tiesiog tada ir pasikeis irgi duomenis, kad suvalgėte patiekalą, kokį turite suvalgyti. Toliau yra paprastas užkandis, tai užkandžių irgi įvairovė yra ganėtinai didelė, galite pasirinkti tokį, kokį norite valgyti. Ir paskui toliau vėlgi pasižiūrėti, ką valgysite kitą dieną, irgi surašyta, kiek gausite skirtingų maistinių medžiagų. Toliau, kai jau susižymite, ką jūs norite valgyti, įsidedate patiekalus, kokius norite valgyti, jūs einate į pirkinių krepšelį, kur yra automatiškai sugeneruojamas pirkinių krepšelis. Tai pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu, kad sugeneruotų šiandienos ir rytojus pirkinių krepšelių, man iš karto bus sužymėta, kiek ko turiu nusipirkti parduotuvėje. Ir tai labai palengvina visą mitybos planavimą. Tada yra pasiekimų lentelė, tai pavyzdžiui, čia mano buvo, tarkim, koks nors pradinis svoris ir dabar mano svoris keičiasi, iki kol naudoju platformą ir aš galiu visą laiką atnaujinti ir sekti savo progresą. Tada yra Facebook'o grupė, tai prieš, kai jau prisijungėte prie mūsų platformos, galite spausti Facebook'o grupę ir tada jūs numesi mūsų Facebook'o grupę, kur vyksta laivai ir kur bendraminčiai jūs gali palaikyti. Tada yra nustatymai, tai nustatymuose galite pasikeisti savo mitybos planą, kokį tą planą norite susidaryti. Tai jeigu yra per mažai kalorijų, galite padidinti, jeigu norite, galite prisidėti arba susimažinti užkandžių kiekį, tik tada turite pergyventi savo planą, kad gautumėte naują planą. Tai yra ganėtinai paprasta. Tada yra alergenai, tai galite pasižymėti, kokius norite, kad jūs produktus įtrauktų, išmestų iš mitybos raciono. Tada yra fizinis aktyvumas, galite atsinaujinti savo fizinį aktyvumą, jeigu jis kinta. Tada mitybos tikslai, tai galite irgi pasikeisti, ar norite išlaikyti savo svorį, norite priaugti svorį, nes aš buvau pagrindę pasirinkęs, kad aš noriu priaugti svorį. Ir tada kitais atvejais paskui galite pasirinkti svorio kritimo tikslą. Tada naudojimos instrukcija, tai čia galite pasižiūrėti, kaip galite pakeisti, kaip turite laikytis plano. Tada yra prenumerata, tai galite atšaukti, atnaujinti savo prenumeratą priklausomai, ką jūs norite daryti. Tada čia galite spaudžiate keisti slaptažodį ir paskyra, čia galite irgi atnaujinti savo duomenis, jeigu kažkokius neteisingus duomenis suvedėte. Tai taip paprastai veikia visas platformos naudojimasis ir tada linkiu jums gero naudojimosi ir tikiuosi, kad kai klausysite šitą video jau bus išėjęs appsas, tai appso galėsite ieškoti App Store. Jeigu dar ten jo nebus, tai tada galėsite jį parsisiųsti šiek tiek vėliau, nes tuoj jis bus paleistas. Taip. Ačiū ir iki greito.